Yo, Queens, get the money, long time, no cash. I'm caught up in the hustle where the good go blast. The fool retaliated, so I had to think fast. Pull out my heat first, he pull out his seat last. Now who you think alive and breathing to this day? I'm trying to tell these young kids crime don't pay. They looked at me and said, Queens, don't play, do your thing, I'll do mine, kids stay out of my way. It's type hard trying to survive in New York State, but can't stop till I'm eating off a platinum plate. Here come the Jake always trying to relocate. Kėlimas iš numirusių. Tai va turim daug visokių detalių. Reikėjo sudėti, atgaivinti šitą biterį, kuris jau visai čia prastai atrodo. Čia eis bodis. Čia bus metalo darbai atliekami, kad aptvarkyti šiek tiek kosmetinę išvaizdą automobilio, o čia detalės eis visos į kompaktą ir bus bandomas praeitechas. Kad ir kaip tai juokingai beskambėtų pažiūrėjus į šį kompaktą, bet manau, kad mums tai pavyks įgyvendinti. Po kapotu mes turim plytą. Ją šiam sezonui ruošiu, ištraukinėsiu lauk. Naikinsim CCV visą sistemą, nes jinai man degina labai tepalus, tai dėsim arba kečkeną, arba tiesiog paliksim, delytinsim visą šitą šūdą. Tada prasibėgsim šiaip per visas tarpinės, pasikeisim, kur bėga tepalai. Bandysim tiksliau pakeisti, nes čia kaip ir plyta, tai tepalai visada bėga. Tai va tokie reikalai. Čia turim iš Lenkijos Odessa CNC adapterius. Bandysim šiam sezonui juos įdėti ir pažiūrėti, kaip bus automobilio valdymas. Čia išsukimui dalykai, žodžiu. Turim tokius silentus į tiltą. Fine cuto dalykai. Tai čia jie kaip ir turėtų sukelti tiltą ir kai tiltą sukelsim, turėtų būti mažiau kemberio pagal idėją, nes kompakto labai ta galinė važiuoklė yra prasta. Tai vat jo tokie reikalai. Tada jau įdėjom vakar, nenufilmavau dėja, bet irgi iš to pačių Odessa Lenkų shifterį. Nežinau, ar čia matosi, bet visai smagiai bėgiai junginėjasi. Va, turim dar svonę, gal čia šviesa jungus, tokį rankinio modą. Čia yra stok rankinis, tai turim naujus trosus, pakeisim ir juos. Nu ir šiaip bendrą automobilio būklę pabandysim atnaujinti. Jam čia visai prastai sekasi gyventi. Vėliau dar parodysiu, turėjom vieną avariją, dėl ko linko labai viena iš šitų kažkurios pusės ausis tilto. Tai todėl turim naują visą tiltą ir čia dėsim būtent tos. Prieš tai rodžiau saliamblokus, reikės šitos išpresuoti. Tada dėsim spiruoklės techui. Čia jos, nežinau, nežeminančios, tiesiog paprastos spiruoklės, ten irgi priekinės paprastos spiruoklės. Čia bus... Čia nesvarbu. Čia šitos stebulės originalios, nes dabar yra kaip ir išsukimas padarytas su kem6 šakėm ir virintom stebulėm ir ten paprastos šakės. Tai va turim dar čia tokios gumos naujas nupirkau, bet nepavyko man jų uždėti, nes nebuvo tų tokių žiedelių fiksavimo. Tada čia turim rankinių trosus naujus. Čia turim amortikus į galą naujus. Tada čia turim naują kardano gumą. Čia filtrinę biškį turim stabus skystę. Turim naują pakabinamą goilį, nes irgi maniškis jau visiškai myrės, nuplyšęs. Nu ir kažką po truputį bandysim pradėti daryti. Dabar vyks automobilio pakelimo procesas, kuris turbūt yra ganėtinai sudėtingas, nes automobilis gan žemas, reikia Taip, tai dabar dar einam, nusimsim priekinį bamperį. Čia greitai turėtų tai įvykti.
taip, tai mums reikės 13. Filmuoja. Lock me up forever, but they can't deflate me, cause having cash is highly addictive, especially when you used to having money to live with. I pour a step back, look at my life as a whole. Ain't no love, it seems the devil done stole my soul. I'm out Philadelphia, Selfia, P's not helping you. I'm trying. Tai vat, čia turėjau praeitą sezoną tokią avariją nemenką. Tai visas tiltas yra į priekį, dabar labai stipriai pavažiavęs, tiksliau jis yra linkęs. Ir tai yra, o tai vat atrodo pakabinamas guolis. Jis irgi visas kardanas gaunasi taip į priekį šiek tiek pavažiavęs. Tada jo padangos tai tokios nenaujos. Šitą dar geresnė biškį. Tai žodžiu gausim dar Open Diffą techui. Tada kažkaip reikia čia viską išsilupti, sutvarkyti va šitą vat reikalą, nes čia visai supuvę yra. Tai bandysim, nežinau, arba paknėdyti, arba pavirinti. Ir keisim šitą gumą, nors iš tikrųjų dabar žiūriu, tai net nežinau, ar čia ją reikia keisti. Neatrodo labai suplyšus. Gal tiesiog pasiliksim tą naują, kurią nusipirkom atsargai. Tai čia kaip ir viskas okei. Turim čia dar tokį nemenką dalyką atsitikimą. Tai buvo net pažintos objektos ant kelio. Ir čia ganėtinai sulinko visa skarda. Ir jo, tai dabar yra toks kaip ir, nežinau, lokas, nelokas. Šitas virintos stupicos. Tai mes mesim dabar kol kas į lauk. Techoj įdėsim originalias šakes, originalias stupicas. Turim tokius dar dalykus, tai juos irgi pakeisime originalius salemblokus. Šį sezoną visą turėjau žiaurių problemų, kad kai žiema mašina, originaliai krekždai va čia atstovi kuro filtras kažkur. Ir jisai labai dažnai prakiurdavo nuo visokių akmenų didesnių ir panašiai. Tai padarėm tokį modą. Čia nuo kažkokio Fordo tas kuro filtras, kuris tai vat biškių labiau uždengtas yra. Tai labai pasiteisinęs dalykas. Ir reikia šiek tiek dar pritildyti išmetimą. Tai bandysim tą vat rezonatorių, kur turim va šitą vat įvirinti kažkur. Tais va čia vat. Ok. Pasikeisim pusašius. Turiu garažin su geresnėm gumom, nes čia tai vat maždaug tokios. Tai techo irgi gal nelabai. Šiek tiek praseisim per stabdžių sistemą visą, apsižiūrėsim viską ir viskas ok. Na ir vat tokius kėbulo trūkumus reikės žiauriai susitvarkyti, kaip šitą skardą. Čia aš irgi jau buvau remontavęs, tai reikės naujo sutvarkyti viską. Turim Merso sudaužytą duris, tai manau, kad čia dugnai puikiai tiek sutaisyti. Čia vat kibo sparnas. Iški nupuvęs, tai reikės irgi kažkaip sugalvoti, kaip čia jį atgal prisukti. Anoj pusėje lygiai tas pats sparnas ant nieko nesilaiko. Tokie reikalai. Po truputį pradėsim darbus. Kol kas gal nueisim dar į parduotuvę, apsirūpinsim atsargom atsigerimui, pasistiprinimui ir kipsim po truputį darbus. Trying to get this Lexus up, plus the cellular, yo, big noise. What up, kiddo? I can't cope with all these rockheads trying to shorten my rope. Yo, it's the R-A-P-P, E-R in the Y-D with the infamous drowning Hennessy. Coming out of QB, pushing the infinity. You ask, can I rip it constantly? Mentally, definitely. To the death of me, test me, trust me. Niggas couldn't touch me if they snuff me, so me. Tai va, liko paskutiniai varšiukai. Nieko nesimato. Na žodžiu, čia tilto, traverso tilto, nežinau kaip čia pavadinti. Ir salembloko, kuris į reduktorių laiko. Tas varžtas paskutinis liko, tai dabar nusileisim automobilį, su domkratu biškį prikelsim visą tiltą, kad visą iš karto žemyn paleist. O šiaip jau viskas atjungta, stabdžiai, pusušiai išimti, amortikai atsukti, viskas, žodžiu, atsukta, tai tuoj grįšim su update'u, kai jau bus tiltas jaučiu ant žemės. Tai va, turim jau šitą reikalą ant žemės ir čia turim visus kitus reikalus. Tai būtų dar įdomu susižinot, ar mum nelinko šitie varžtai. Bet lygtais atrodo viskas gerai. Aišku, čia pamatysim ar kreivą tik tai tada, kai dėsim tiltą. Jeigu čia minimaliai bent jau kiek palinkėje, gali tekti naujus nusipirkti. Na ir bandysim pakeisti šitą šūdą.
Čia daugiau kaip ir viskas okei. Tai dabar išsimsim reduktorių, nes neturiu dangtelio. Reikės dangtelį šitą naudot. Tada nusimsim šakės. Šakės sveikos, nes šita šakė keista. Ta nekeista, bet jinai šiaip buvo sveika. Smūgis buvo į tavo ratą. Tada reikės kažkaip išpresuot šitus salem blokus senus ir dėsime šitus naujus. Labai kieti yra, čia kapralonas, man atrodo. Jie visai toks kaip plastikas, net ne kaip poliuretanas, tai vis tiek tokį minkštumą turi, o čia jau visiškai kieta. Čia yra tokios prailginimai įvorės, kurios užsidės čia, kad reduktorius nebūtų kampų ir kardano nepaveiktų niekaip. Jo, ir tada viskas. Tai žodžiu, dabar darom toliau kažką. My lyrical like a miracle, ill spiritual, I'm born with it, I'm getting on with it, and I'ma have it till I'm laying dead and going with it, cause I'm a what? Tai va, palanksčiau biškį varžtus ir jau kaip ir viskas vietoj įsideda, tai dabar bandysim salem blokus išpresuot. Šitas va varžtas, man atrodo, tvaris kreivesnis atrodo visai negu buvo. Bet gal nelabai čia svarbu. Mašina vis tiek niekada tiesiai nevažiuoja. Jo, tai kaip ir viskas įsideda. Dėsim silentus ir bus viskas ok, turbūt. Nemanau. My lyrical like a miracle, ill spiritual, I'm born with it, I'm getting on with it, and I'ma have it till I'm laying dead and going with it. Čia biški šiaip ne taip pasižaidžiau ir ta šaiba praėjo, tai dabar liko. Cause I'm a what? Composer hardcore, lyrical destructor, don't make me up, cause I'm a wild mother. You know I flow, you know my stilo. Tai buvom apsilankę depo, prisipirkom varžtų samarėzų kniedžių varžtų difui, nes čia yra tokie varžtai su šešiakampė galva ir taip, kai įdėtum difą, jie būna va čia vat ir labai būtų sunku prisukti, jeigu tarkim reiktų netyčia kažkada pasikeis difą. Teoriškai reiktų visą tiltą tada išiminėti, tai visiška nesąmonė. Tai paėmėm paprastus varžtus paprastom galvom, kaip ir būna originaliai. Diskelį čia. Tada jo, atvyko pagalba, pakeis šakes ir visą priekinę važiuoklę. Amortą spiruoklės pakeist, stebulės, tai tokie darbai. Čia reikės šitą skardą pakeist naujai. Ir jo, tai dirbome toliau. When I go to see my P.O. jump out the hoopty, pass my spin my loopty to my shorty, in case my P.O. try to troop me to the alley. I know if I start wilding, flipping on the walking around with the nice gold medallions, but she didn't violate me, so I escaped. See, back to Queens, slinging them things, making more cream. Know what I mean? I'm a natural born hustler, won't try to cut ya. I let the 4 pounds. Tai įdėtas tiltas jau, nu kaip, tik primatuotas su naujais tai saliamlokais, tai dabar labai gražiais. Turim vieną blogą dalyką, tai kad čia va liečiasi su kėbulo sutvirtinimu. Šiek tiek tai reikės kažkaip čia ar pakalt ar panašiai, bet taip tai labai čia viskas kol kas gražu. Čia gal tik nelabai gražu. Priekinės važiuoklės meistras išlupo priekinę važiuoklę. Noriu parodyti, kiek šitas vaikis turi motyvacijos prikelt dar šitą mašiną ir ją nužudyti. Nemanau, kad čia gerai atrodo. Bet taigi dugną nieks nežiūri. Kolonėlių laidai. Va, nuo dropo, va. Jeigu pas jūs nėra, va tai va, suplyšę, tai pas jūs ir dropo nėra, reiškia. Kur čia mačiau, va, prasiskėtė. Va, lygų turi būti, lygi. Šitos lydės turi būti lygios. Pabandom užsidėti tiltą. Įdėjom jau tiltą, bet pamiršom kardaną pramaut. Nelabai matosi.
originali. Gumos pagalvojom, kad nekeisim, nes visai dar jinai čia tokia sąlyginai nebloga. Ir originali sako, kad geriau laiko nei kažkokia neoriginali. Tai sveiki, vakar baigiam darbus. Tai įdėjom tiltą. Dabar liko surinkti stabdžius, įdėti pusašius. Čia priekį nieko neturim. Reikės įdėti į šitus amortizatorius kitas spyruoklės. Dėsim kitas šakės originalias tupicas. Ir jo, tai tęsim veiklą savo. Prie šito paciento kažką dar reikėjo padaryti. Reikės išmetimi įvirinti šitą rezonatorių, o čia kažkur. Ir padaryti sujungimą štai čia, nes labai užknisa, kai išmetimas visas toks vientisas ir labai sunku vienu įminėti. Tai jo, tai tęsim kažkokius tai darbus. Ir tada eisim biškį prie kėbulo. Reikės iš skardos užlopyti skylės visas, kurios yra dugne. Tada su antikorozinė danga padažysim ir tokie va darbai sekantis, ateinantis. Atsivežim dar ten lauke kažkur yra pusašiai kiti, nes šitų gumos labai prastai atrodo. Tai padarysim, kad būtų bent jau vaizdas kažkoks, kad tvarkinga mašina. Čia va, surinkau vieną pusę, prisisukau kardaną, čia pasijungė stabdžiai, įsidėjo spyruoklę, pusašis. Dabar liko kita pusė, čia viską lygiai taip pat padaryti, šito nefilmuosiu. Tada čia reikės dar tokią tavo detalę prisisukti. Ir eisim tada prie dugno tvarkymo šitų visų defektų. Kažką reikės čia sumastyti, padaryti. Čia pasidariau plokštelę, čia buvo labai supuvę, tai dabar pavirinsim. Virint nelabai pasisekė, nes čia viskas labai supuvę, bet tam kartui bus gerai. Čia suvirino įtrukimą. Čia reikės dėti dar skardą. Tada čia lonžeroną suvirinau atgal, nes o tai vat atrodė nuo dropo. Čia atrankos iš šitą žemiausią mašinos vietą gaunasi ir visą laiką atrankos į asfaltą. Tai jo, tai dabar čia viską kaip ir pasidariau, ką norėjau. Dabar gaminsiu skardą būtent šitai vat vietai, kad čia užsidengtų viskas. Ir sparnas prisisuktų atgal. Ir čia šiek tiek mažiau darbo bus, bet irgi tas pats, kad skarda prastęstų iki čia ir kad prisisuktų sparnas atgal. Tokie reikalai. Viską darom iš biterio merso, durų. Labai gerai gaunasi. Išsipjovau gabalą, tai turėtų užtekti, manau. Later. Tai susivirinau dugną kažkiek. Nerandu šviesos. Jėzau Marija, koks čia betvarkė kokia. Žodžiu, čia su kniedėm suvariau. Čia suvirinau kartu su šita vieta. Visa labai šviesos trūksta. Suvirinau abudu slidės, nes buvo kiaurai jau jos pradroštas. Tai čia prisnargliavau, niekas čia nenori virintis. Liko tik šitoj pusėj šitą skylę užtaisyti. Galvojau, kad čia kniedisiu. Bet atrodo biškį paprašiau net suvirinti, nes kai kniedį tai labai lankstyti reikia daug. O čia vat sutvarkiau dugną, kur buvo skylė. Čia reikės kažkaip pritvirtinti tą stabdžių vamzdelį atgal. Ir čia liko skylė baisiausia. Čia nežinau, ką reikės daryti. Jaučiu, kad kniedit, bet kažkaip išsilankstyti. Tai va tas vargas daugiausiai, kad lankstyti reikia. Mane labiausiai erzina. O čia irgi reikėjo palankstyti kažkiek, bet čia dėjo. Čia sena tiksliau skarda buvo, kuri buvo linkus, tai šiandien palankstės nukrito su visom kniedėm senom. Tai čia tiesiog į naujas vietas viską padariau, čia kažkiek privirinau prie to jo ir čia prikniedėjau, sparną prisukau. Čia ant samariezo, ką žinau, laikosi jisai kitoj pusėje irgi lygiai privirinau tiksliau atgal laikiklį sparną. Irgi vietoj nebejuda, nesimakaluoja. Čia suvirinau, nušveičiau kažkiek. Šakė gražiai užsidėtų. Čia vat labai baisu, kad dega iš karto ta smala originali, kai virini.
tai reikia iš karto turiu pasiruošęs su oro pučiu, kad neužsidegtų man čia viskas. Nu ir ką, žinau, viskas kaip ir į pabaigą čia. Sveiki visi. Ir aš atėjau patrukdyti Nojui, nes šiandien sekmadienis ir reikia ilsėtis. O Nojus nenori ilsėtis. Nojui negalima ilsėtis, jisai techą ruošiasi. Jo, tai pakeičiau šarnyrų gumas dabar jau. Reikia pakeisti spiruoklės. Tai jau nuėmiau spiruoklės spjautas. Reikia dėti stoką. Palauk, Nojui, nesistengs tai taip stipriai. Ten šaibų turėjo būti. Yra, čia atvirkščiai. Aha, O čia palauk, čia šaiba yra uždėta. Tai reikia jos? Jo. Gerai. Nu, nežinau, reikia, bet taip padaryta. O čia irgi tipo šaiba, ne? Jo, taip viską reikia dėti, tada, bet jo. čia man nesusimauna, bliuot. Spaudi. Nenori su galvutė? Da spaus. Negaliu. Gali. Negaliu. Paim galvutę. Kurią galvutę tau paim? Prigavai? Nežinau. Yeah. Nežinau. Visai. Gerai, ką. Neprigavau. Eik tu na, atskirtam spraugliam. Labai baisu. Tikrai labai nejauku prie tokios įtemptos situacijos būti. Pim. Man tai labai jauku. Kodėl tai palinko? Kas vyksta? Štai taip nebuvo. Gerai, žodžiu, mes čia tos amortikus visai struglinam dėt, bet Jeigu daugiau nebus jokio kadro po šito, tai reiškia mes užsimušėm. pavyko uždėti, bet Nojus pamatė, kad jam kažkas ten juda. Bet jo. Bičias va taip tiesiog primerkė ir deda siūlę. Ne, aš užsimerkiau. Tik prisikabinau šią nuostabią plokštelę. Nu ką, dabar normaliai važiuosim. Padedam net taip, kaip galim. Koks progresas? Įdėjom šakės. Koks gražus fotoaparatas pas tave. Sveiki dar kartą. Paskutiniai darbai beliko prie kompakto. Tai yra uždėti priekinį bamperį, įdėti išmetimo jungtį. Vakar liko vis tiek viena skylė dugne, tai ją dar užtaisyti, padaryti suvedimą. Ir tada jau eisim. Bet šitie darbai jau lauks savo garaže, tai bus tas lenkščius kažkaip sutvarkyti. Kad jie tai baisiai iš išorės neatrodytų dėl manęs, tai čia jie man širdies neskauda, kad čia taip atrodo viskas.
ta mašina turi paskirtį ir jos paskirtis yra numirt. Tai, žodžiu, jo, vakar čia vat sparnas liečiasi biški padangos per aukštos. Tai šiek tiek reikės kažką čia pamastyti. Dabar čia dar ūso trūksta. Reikės atsivežti iš kito garažo. Bet automobilis surinktas pilnai, važiuoja. Jis labai aukštas atrodo dabar. Rankinis labai gerai veikia. Vos užtenka biškį užtraukt. O ten apie ką aš ir kalbėjau, kad siekia sparnas arka šiek tiek. Reiks kažkaip su tuo sudylint. Dar kažką dėl to padaryt, kad techą praeit, jeigu tai yra įmanoma iš vis. Ir ventiliatorius neveikia, tai reikia ir tą pačekint dalyką. Ten su laidais problemos turbūt. Surink čia salone apdailas visas. Turiu vairą kitą, reikės uždėt. Ir jo, tai ten va vairas yra. Reikės lempų galinių kitų, priekinės lempas sureguliuot, bet čia jau kažkada. Dabar šiandien pagrindinis darbas tai yra suvedimas ir sutvarkyti visą garažą. Taip čia kažkiek pradėjau, kokios dalis ten turėjo iš čia išvažiuoti, tiltai visokie seni sulūžę, viskas iškeliavo į Kem6. Kartu su juo važiuosiu į metalo laužą turbūt. Čia va Merso durys. Visi kiti dalykai. Tai kažkiek čia prasišlaviau dabar. Reikia pabaigti su to mašina, tvarkytis čia. Ir susitvarkysim garažą ir mūsų kaip ir visas darbas bus baigtas.